Trečioji Ford Focus karta – kompaktiškas, praktiškas ir saugus automobilis. Šie modeliai buvo gaminami nuo 2011 metų, o 2014 buvo atnaujinti. Šie automobiliai nėra tokie brangus kaip tų pačių metų Volkswagen Golf, tačiau gale sėdintiems keleiviams yra suteikta truputį mažiau vietos, ką ir matome pagal šią situaciją, ir bagažinė nėra tokia talpi kaip Volkswagen'e. Focus geriausiai tinka vairavimui mieste, užmiesčio kelyje važiuojant didesniu greičiu gali varginti tiek vėjo, tiek padangų keliamas triukšmas, nors net dizelinio variklio darbas yra puikiai izoliuotas. Šio automobilio salonas yra pakankamai modernus, viduje pilna vietos, kur galima pasidėti įvairius daiktus, o 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė valdosi labai tiksliai. Pakaba gan patikima šio Focuso yra, praktiškai tas pats, kas prieš tai buvusio. Gan tokie standartiniai dalykai, stabilizatorių traukutės, salimblokai priekinių šakių galiniai, priekiniai gali būti, šarnyrai paprastai laiko, skersinių šitų traukučių būna patrukinėja, jau tokie laisvoki salimblokai, realiai keičiasi visa traukutė, nėra ten ką daug žaisti. Varikliai šitie yra neblogi, aišku, savalaikis tepalo keitimas privalomai, paskirstymo diržas savalaikis keitimas, tada jisai tarnaus. Pasitaiko EGR vožtuvo recirkuliacijos sistemos gedimai, turbinų gedimai jau nuvažiavus tam tikrą kilometrų skaičių, ten 200 panašiai reikia restauruoti. Visa kita pakankamai tvarkinga ir patikima. Kaip minėjau, ten kokie 200 000 jau jis prašosi remonto. Čia, kadangi dar 100 nepasiekęs, tai viskas, tik dulkės matosi, šiaip tepalų, jokių niekur nuotekio, kaip ir viskas tvarkingai yra. Dažnai matau, konkrečiai pa šitą automobilį, gan jis palyginu švarus, bet dažniausiai pasitaiko, tarkim, jeigu nėra purvasargių, arkos nusidaužo akmenukų. Čia korozijos automatiškai plečiasi, yra pas kuriuos plastiko apsaugų nėra ant slenkščių. Slenkščiai nurūdyja, nusidaužo akmenukų, lygiai tas pats yra galiniai pakaboj. Gal rečiau kiek pasitaiko, bet būna ir galiniai. Su rūdim čia dažnas reikalas, jis netoks atsparus rūdim. Duslintuvo, čia jau irgi matyti, jau prasimušę korozijos didesnės, irgi neypatingai atlaiko. Elektronikos, sakyčiau, čia yra minimaliai, nieko tokio labai čia sudėtingo jame nėra. Ir palyginus, laiko. Ten gali būti langų pakėlėjai, mygtukai, tokie dalykai. Aišku, jeigu jisai nebuvo ten koks nors užtrumpintas, daužtas, užpiltas vandeniu, skendęs ir taip toliau, tai jeigu to nebuvo, tai jis pakankamai laikys. Take my